ir galime pradėti mūsų šį vakarą susitikimą. Labai smagu, kad susidomėjote, prisijungėte. Šio seminaro mūsų tema – aroma receptai vidiniam ir išoriniam grožiui. Tai dabar kiek mačiau, tai lyg tai moteriška auditorija pas mus. Ir noriu pačioj pradžioje dar pasakyti, kad mes pabaigoje seminaro turėsime tokius burtus ir viena iš dalyvių galės laimėti pakvietimą į mūsų gyvą susitikimą, kuriame pratęsime šitą temą. Šiek tiek praturtinsime ją tikrai tais kvapais, kad iš karto galėsime užuosti ir pasidaryti savo dovanų. O šitą temą inicijavo ir kodėl mes galvojame apie ją kalbėti ir pasidalinti, tai mūsų kolegė Sonata. Aš labai atsiprašau, Danguolės, nekoreguoti mūsų skaidrę. Tai va. Viskas šaunu, labai smagu, kad rodote irgi iniciatyvą, atsakote į klausimus, esate aktyvus, tai labai norisi to tokio interaktyvaus mūsų susitikimo, kad irgi užduotumėt klausimus, kas aktualu, mes pasistengsime atsakyti. Ir Sonata, tu man dabar, kiek tu jau taip esi lojali ir ilgai su Young Living kompanija ir aromatais? Dabar galvoju, turbūt 4 mėnesiai jau. 4. Tik 4 mėnesiai, bet patirčių. Jau patirčių daug. Tai Sonata kažkurią dieną mūsų su Daivas irgi pradėjo klausinėti grožio receptų ir sako, merginos, reikia pasidalinti apie tai, ką jūs jau žinote, ką jūs prikaupėt. Tai Daiva, Sonata ir aš, mes tikrai nesam medikės, nesam kosmetologės, bet norisi šią temą pristatyti per savo patirtį. Man pačiai labai norisi kalbėti daugiau netgi apie tą tokį, nes aišku, grožis yra tas išorinis, kas mūsų yra išoriai, bet labai svarbu ir ką nešiojame širdį ir ką spinduliuoja mūsų akis. Tai pradžiai trumpai labai, Sonata, prašau tavęs prisistatyti, prašau pasakyti, kuo tau ta tema grožio, jinai yra svarbi, aktuali. Kiek manai, kas yra svarbiau vis dėlto, ar puoselėt savo tą vidinį grožį, ar išorinį, ar tai susiję, ar tai viens kitam rezonuoja, ir truputėlį trumpai apie save. Taip, ačiū tau, Gintarė, labai ir tau, Daiva, kad jūs atliepėt į mano šauksmą, nes iš tikrųjų eteriniai aliejai, kaip ir sakiau, kaip ir minėjau, labai neilgai dar mano gyvenime, taip praktikoje, sakykim taip, domėjausi aromaterapiją ne 1 metus, bet taip, kad imčiau praktikuoti, tai tikrai va tik tai Daivos pakviesta ir supažindinta ir labai džiaugiuosi, kad atradau visų pirma bendruomenę, kuri labai noriai dalinasi ir atradau labai kokybiškus terapinės klasės eterinius aliejus, kas padarė didžiulį pokytį. Tai esu Sonata, esu skambanti Sonata ir mano darbas, sakykime, net nepavadinčiau darbo veikla, mylima veikla ir veiklos, nes jų turiu tikrai ne vieną, tiek kūrybinę, tiek vat ir savanorystės, ir visokių kitokių veiklų, kurios iš tikrųjų reikalauja labai daug resurso, energetinio resurso, darbas su žmonėmis, darbas su paaugliais, kas labai svarbu, tiek su suaugusiais žmonėmis, su įvairiomis problemomis. Tai visų pirma, man eteriniai aliejai padeda nepamesti savo ašies ir savęs, ir didžioji transformacija mano įvyko, kai aš Young Living'e tik atėjusi ir staiga buvo programa, Feelings programa, jausmų programa, kur yra eterinių aliejų rinkinys sukurtas jausmams ir ten su visokiu, su didžiuliu bagažu ir vedimu praktikų. Ir aš praėjusi tą programą iš tikrųjų patyriau labai didelės transformacijas. Ir kitas dalykas, kas mane labai sužavėjo, kad kvapas, aš pamačiau, kaip kvapas gali staigiai apsijungti su garsu ir dar greičiau atnešti tą naudą, nes mūsų energetika yra labai svarbu. Ir atsakant į tavo, Gintarė, klausimą, kasgi svarbiau, ar išorė ar vidus,
Tai svarbu yra abudu, bet kai spindi akis, kai širdis skamba, tai tada tiesiog pasaulis visas atrodo gražesnis, kai tu iš vidaus jautiesi džiaugsmingas, jautiesi mylimas, kada išsisprendžia kažkokias kvapas tave nuneša į kažkokią tai problemą ar sakykime, traumą ir padeda tau išgyti su skambesiu, pradirbam mes tuos dalykus, ane? Tai aš pamačiau ant savo paauglių, kurie pas mane ateina, iš tikrųjų ateina ir iš Pilaitės centro Kimaras ir Matulaičio jaunimo centro ateina paaugliai, kurie iš tikrųjų išgyvena labai labai įvairius ir stiprius dalykus. Ir vienos sesijos metu sukilus begaliniai baimiai vaikui, jautriam vaikui, aš rankinuke, tada tik pati pradžia buvo, aš rankinuke turėjau valor. Ir staigiai, va čia pat vaikui lašinau uosit ir kai aš stebiu, kai jisai man ant akių rimsta, pradeda šypsotis, apsikabina ir dėkoja, tai buvo tas ženklas, kad tai yra tai, ko aš taip ilgai ieškojau, ko man trūko prijungti prie mano terapijų, ne, vedamų praktikų. Tai garsas ir kvapas labai stipriai apsijungia ir, aišku, gausa eterinių aliejų ir labai labai daug dovanų su kiekvienu lojalumo užsakymu gauna ir mano aromoteka plečiasi ir vyras ten irgi, nu tai parodė, kokius buteliukus čia šiandien, ką tu čia gavai, kai visi laukiam ten to užsakymo. Ir galvoju, o tai aš, jeigu čia toksai, kiek aš pati atrandu to lobio, o kas dar užslėpta, kiek aš nežinau, tai į Gintarę, į Daivą visą laiką kreipiuosi ir todėl norisi sužinoti tų receptų, kaip dar aš galiu panaudoti tą patį eterinį aliejų, kuris yra, galbūt aš žinau, kad skirtas tik tai vieniems dalykams, o jisai pasirodo neša labai labai daug savybių. Tai va, tai... Bet tu jau daug žinai, taip, sąlyginai, ar ne? patyriau ant savęs. Jo, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Taip, tikrai taip. Kuo toliau einam ir atrodo, ir tą sužinai, ir kiekvieną ten, nežinau, mėnesį vis kažką tu naujo atrandi. Tai va, labai gerai toj bendrystėje, kai mes gaunam patirtis jau praeitas iš kito žmogaus ir tu gali pritaikyti. Tai labai bus įdomu, kai tu pasidalinsi savo patirtis, nes tu veikli moteris ir savanorystė, ir viena veikla, ir kita veikla, ir tuo pačiu, kai stogą jau neša, save balansuoti ir atstatyti. Tai va, o aš trumpai apie save, aš esu Daiva Bernotienė. Kas pirmą kartą mane matote, tai šiek tiek pasidalinsiu apie save. Su aromaterapija jau draugauju daugiau negu 8 metai, jau nebeskaičiuoju, gal jau ir bus 10, nežinau, reikės įdomumo dėlį paskaičiuoti tiksliai, bet jau sakau virš 8 metų. Tai yra mano kiekvienoj dienoj nėra nei vienos dienos, kai nenaudočiau eterinio aliejų. Šiandieną daugiau pasidalinsiu apie grožį, apie vidinį grožį ir išorinį grožį. Tada gyvenime esu mama, žmona ir kita dar mano pareigybė yra vadovė. Tai vėlgi ta diena yra jinai labai intensyvi ir kaip nepamesti savęs ir mylėti save, tai šiandieną šiek tiek irgi perduosiu per patirtį aromaterapijos. Labai smagu. Ačiū Daiva, ačiū Sonata, labai Sonata gerą temą palėtė, apie ją mes turbūt dar pasidalinsim irgi eigoj, kad vat, turiu eterinį aliejų, kažkam naudojo, pasirodo jisai dar tam ir tam ir tam yra naudingas. Tai tas tikrai yra viena tokia žinia. Ir viena tokia informacija, kuri galioja praktiškai apie kiekvieną eterinį aliejų, kad jisai veikia mažiausiai 10 dalykų. Tai jeigu mes imame, tarkim, kažką, tai galbūt koncentracijai, tai šalia tam dar gauname ir įkvėpimo, ir gaivos, ir dar kažko. Taip, o aš irgi, kaip ir Daiva, jau dar kažkartais bandau skaičiuoti tuos metus su Young Living kompanija, tai turbūt bus dar ne šiais, kitais metais, kitų metų sausį turėtų būti jau 10 metų,
kai kas mėnesį užsisakau tai, ko reikia man, mano šeimai, mano artimiesiam. Ir aš kvapus įsileidau pradžioj dėl va to gero ir malonaus kvapo, o po to atrodo, vat norėjosi tik tai pamaitinti sielą, dūšią ir tik tai kažkokio grožio liktai, tokio, išorinio, emocinio grožio patirti. Bet tada atradau labai labai daug dalykų, kur veikia tiek fizinį, tiek emocinį kūną. Ir mano netgi, vat, ir kur aš Facebooko grupę turiu Aroma balansas, kur dalinuosi visais savo atradimais, kodėl aroma ir kodėl balansas. Todėl, kad man va tas balansas labai labai yra svarbus, man atrodo, tiek išorės nėra be vidaus ir vidaus nėra be išorės. Ir viskas yra gyvenime susiję, o žmogaus organizmas išvis yra labai stebuklingas ir unikalus, nes visos sistemos veikia viena kitą. Ir mes šiandien irgi, kai kalbėsime apie grožio receptus ir kai ruošiamės, va šiandien irgi ten diskutavom su merginom, atrodo, tu vat, irgi žinai, kad citrinos eterinis aliejus, jisai labai detoksikuoja, valo organizmą. Tai vat, atrodo, galėčiau čia valgyti vien tik kažkokį tą junk foodą, šlamštą, išgersiu citrinos ir vat, pasidarysiu švarus. Taip nėra. Yra turbūt visuma visų dalykų. Ir apie savo vat, 3 mylimiausius, vat, bandžiau pagalvoti, vat, kas yra man vat, tie mylimiausi mano produktai jau per tiek metų, kuo aš mėgstu save palepinti. Čia aš kalbu ne apie tuos tokius galbūt, kur must turėti, bet tai man yra jau savęs vat, būtent palepinimas. Tai yra unikali art linija ir unikalus netgi ir pavadinimas art, tai menas, grožis yra menas. Yra toksai serumas art, tai kvepia orchidėjom. Ir tikrai, kai noriu save palepinti, aš savo užsisakau šitą serumą ir tai yra labai labai malonus šydas. Yra kitas produktas, Progesens Vito Plus, mes apie jį šiandien truputėlį dar irgi vėliau kalbėsim detaliau. Tai toks serumas, aš jį šiuo metu visą laiką naudoju 4. ciklo savo savaitę, nes tai yra natūralaus progesterono turintis eterinis aliejus, kuris skatina jo gamybą ir jisai labai, labai gerai balansuoja hormoninę visą sistemą. Kaip žinome, jeigu yra balansas hormonų, tai irgi prisiduoda grožiai. Ir dar vienas toks savęs palepinimas, aš labai mėgstu gaminti visokius aliejus, serumus ir darytis įvairius dalykus savo, bet yra jau sukurtas Young Livingo unikali formulė Cellulit Magic, toksai kūno aliejus ir po dušo labai labai malonus kvapas. Jeigu kas nors dar nebandėte, išmėginkite, tikrai patiks ir tikrai jaučiasi, nes kadangi ten yra su greipfruto eteriniu aliejumi, su kitais tam tikrais eteriniais aliejais, tai tokį duoda tikrai ir stangrumo odai, ir maloniai kvepia, ir labai malonaus naudojimo. Tai jau mes šiandien, bet kaip įėjom į visą prisistatymą, įėjom į šitą temą ir apie tą rūpinimąsi savim, apie visapusišką požiūrį norisi kalbėti, kalbant apie grožį. Aš net pagalvojau, kad yra tų tokių dienų, kai būna, kada tu esi iš tiesų labai labai pavargęs ir tu nieko nenori, tai tu tada padarai tik tai tokius privalomus dalykus. Ir ten nuprausi į veiduką, patepei ten kremų, kažkokio gal hidrolatų apsipurškiai, pasikvėpinai ir viskas. Lygiai tas pats vakare grįžti pavargęs, tai turbūt tik tai maks ką padarom, tai nusiprausiam ir pamaitinam odą ir daugiau nieko. Bet jeigu mes, kaip ir Sonata sako, skambam iš vidaus, švyti akis, tai norisi tada kartais ir kažkokių pasidaryti tokių savęs palepinimų, kojytėm kokią kaukę, rankytėm kaukę. Ir šiandien mes norim ir pasidalinti tais receptais, kuriuos mes esam atradusios jau per tiek laiko, kiek esam šitoj bendruomeniai, nes bendruomenė yra tikrai didelis turtas. Kiekvienam seminare, Aroma vakare, kada būnam, aš visą laiką parsinešu kažką naujo.
apie vieną vat, tokių irgi naujienų, kur visiškai neseniai sužinojau, būdama irgi atsitiktinai tokioj moterų stovykloje ir visiškai ten ne aroma temoje, bet aroma tema vis tiek visą laiką iškyla ir vėliau pasidalinsiu vienu irgi naujų atrastų dalykų. Tai dabar mes pasidalinsime keletų receptų būtent kūnui, vėliau veidukui ir dar plaukam. Tai vienas iš tokių labai mano mėgiamų pasidaryti savęs palepinimo priemonių yra kūno šveitiklis. Ir kur mes turėsime rugpjūčio 26 dieną už savaitės lygiai aroma vakarą Vilniuje, tai mes visos turėsim galimybę pasigaminti šveitiklį savo. Čia receptas yra toksai, man jisai ir pagal kvapą, ir pagal savybės kūnui, nes greipfurtas jisai turi tų tokių anticeliulitinių savybių, o kedras labai naudingas yra odai, odos ląstelių atsinaujinimui, drėgmės prisotinimui. Tai tokia vat yra tikrai atrasta jau formulė, bet po savaitės jūs turėsite galimybę padegustuoti ir kitų eterinių aliejų ir atrasti savo formulę ir pasidaryti ir pagal kvapą malonų, ir pagal savybės jums reikalingą kūno šveitiklį. Jo gamyba yra labai paprasta. Į bazę įmama indelį apie 50 ml ir renkatės arba rudo cukrų, arba epsom druską. Ir įlašinate jūsų mėgiamo eterinio aliejų. Čia vat receptas yra greipfurtas ir kedras. Įlašiname eterinius aliejus, įspaudžiame V6 bazinio aliejaus, uždarom indelį, gerai sukratom. Jeigu turite, galite, va dabar jau yra visokių žiedlapių, galima levandos ten net žiedlapių įdėti truputėlį, tai jis ir gražiai dar atrodys. Ir turėsite toks, turi gautis ta druska arba cukrus tokios turėti konsistencijos šiek tiek drėgmės. Ir va šitą šveitiklį naudojant duše, netgi po jo toksai kūnui yra jausmas, kad net nereikia papildomo ar losjono, ar kūno aliejaus, jeigu naudojate, nes jisai prisisotina to ir aliejaus, ir drėgmės, ir labai malonus jausmas. O tada, bet jeigu trūksta, tai po dušo aš visą laiką pati gaminuosi irgi įvairius kūno aliejus. Kaip sakiau, labai mėgstu Telit Magic, jau yra Jenglyvingo sukurta kūno aliejų, bet irgi mes per vieną renginį esam išbandę labai nuostabaus kvapo formulę tokia, kur yra lygiom dalim įlašinti stresaviai, frankincense ir levandos eterinio aliejaus į V6, būtent į bazinį ir juo va tokiu mišiniu įsitepti kūną. Tai ir kvapas labai malonus, levanda ramina kūną, frankincensas irgi padeda atsinaujinti kūno ląstelėm, jaunina odą. Stresaviai, kadangi turi vanilės, tai labai irgi maloniai nuteikia, raminančiai, taip gaunasi tokio pozityvaus kvapo kūno aliejus. O koks indelis turėtų būti aliejų, kiek čia mililitrų gaunasi? Šitas 15 ml, 15 lašų, jeigu mes imam, tai aš tada į kokį 30 ml. 30 ml. Jo. Tai ir atitinkamai pasiskaičiuoti, kokį dydį turite. Jeigu, pavyzdžiui, 50 ml, tai praktiškai, gal ne dvigubai, bet trečdaliu padidinti patį kiekį. O jeigu norisi komponuotis savo, tai aš būna iš vis į tą tokį didelį V6 butelį pasiemu ir kartais pagal nuotaiką, aišku, aš visą laiką, beje, netgi, kaip sakau, yra tokie, kur pasiemi dėl malonumo kvapo, kad man patiktų, bet vis tiek šalia yra protas, kuris žino, kas yra gerai tam kūnui. Tai pas mane į visas kompozicijas visą laiką įeina kedras, frankincensas, levanda, nes tai yra tikrai odai labai gerai.
Ir turbūt reiktų paminėti, vat Gintarė, tu pasakyk, ar yra skirtumas ar ne, bet aš girdėjau, kad su eteriniais aliejais, kai dirbi ir darai mišinius, būtina, kad buteliukas būtų stiklinis, ne plastikinis. Taip, Tiesa? nes viena, bet vėlgi, kaip mes sakėm, eterinis aliejus, jisai turi bet kurį paimsite, bent 10 savybių. Viena iš savybių, ypatingai citrusiniai eteriniai aliejai, jie tirpdo plastiką. Tai jeigu mes turėsime nekokybišką plastiką, tai visas tas nekokybiškas plastikas, mikroplastiko dalelės, jos atsidurs tame aliejuje ir mes tepsime ant savęs ne visai naudinga. O jeigu dar bus toksai, beje, yra buvę kažkokiam, yra tekę būti renginyje, kur buvo tie indeliai, šveitiklio, kažkas buvo paėmęs, kad tokius plastikinius, ir jie kitą dieną buvo aptirpę. Tai taip, tai tikrai geriausia yra tamsaus netgi stiklo. Aš dar čia prie šitos skaidrės norėčiau papildyti iš savo patirties ir savo žinių energetinių. Jeigu mes imsime kūno šveitiklį, kas yra labai svarbu apskritai jautriems žmonėms, dabar labai daug jautrių žmonių, kurie, sakykime, dideliuose centruose pabuvę jaučia nuovargį, tokie čia yra energetiniai dalykai, tai siūlyčiau kūno šveitiklį daryti su druska. Arba paprasta ta valgomąja, bet yra tokia kelto druska, kelto. Jinai labai naudinga ir odai, ir kūnai. Ir šiaip druska labai stipriai valo energetiškai. Po visokių praktikų, po visokių susitikimų. Ir jeigu ten labai blogai jautiesi, tai nusišveitus kūnas su tokia druska ir eteriniais aliejais 100% garantuotas atsistatymas. Tai va, tai ir rinkčiausi druską. Ačiū. Šiaip druska turi tų papildomų poveikių. Cukrų renkasi dažnai, jisai turi biškį tokio rūpumo kitokio, tas jausmas šiek tiek kitoks. Ir tada, jeigu, tarkim, skutiesi kojas, pažastis, tai, bet, tarkim, druska truputėlį duos tokį graužimą. Tai, tarkim, tom dienom, kada nesiskuti, ir gerai druska. O kitom dienom galima ir cukrų. Paskirtis kita. Taip. Ir kitas mūsų losjonas yra išmėgintas ir maloniai nuteikiantis. 3 lašai pelargonijos arba 2 lašiukai rožės. Rožė tai jau prabangiausias eterinis aliejus, jeigu nėra rožės, tai pelargonija nei sąlyginai, kaip sakyti, tarsi rožė mūsų. Tada 2 lašiukai ylang-ylang ir 2 lašiukai endoplekso. Ir pasidaryti 10 ml buteliuke, pripildžius V6 tą kompoziciją. Išbandykit, kas naudojate, tikrai vieni iš geriausių tokių atsiliepimų. Ir tavo, Sonata, išbandytas ir patirtas atsipalaiduojanti vonia ir atsipalaiduojanti kojų vonelė energetiškai, kaip atstatyti save. Mes jau kaip daug esam metų, tai randam ten, ką prisitepti, kur teptis, o tavo tie tiesioginiai klausimai pradedančiosios tai yra nuostabus, nes mes sugrįžtam į tą pradžią, kaip žmogus turintis eterinius aliejus ir ką su jais daryti ir kaip save atstatyti resursiškai. Tai va, kaip tau padėjo vonia ir kojų vonelė, kai jau nenueini net iki vonios? Taip, iš tikrųjų paskutinis mano mėnuo turbūt tikrai labai dideliai įtampoj ir tokiam ir stresiuko buvo, ir nes atidarinėjau labai man brangų projektą. Ir aišku, vienu metu aš jų turiu ne vieną kaip taisyklė, dar plus šeima ir visi kiti rūpesčiai, niekas neatšaukia pareigų, nepaisant to, ar tu ten kažką veiki ar neveiki. Ir kitas dalykas, esu be galo jautri energetiškai, todėl jaučiu ir kitus labai žmonės, labai empatiškai esu.
tai man svarbu va, tas energetinis apsivalymas ir jaučiau, kad kabinasi virusas kažkoks, ten aplinkui žmonės mane sirgo ir jaučiau, kad kabinasi virusas, bet ir labai buvo toksai momentas, kad aš tiesiog daug nemiegotų naktų, nes kai galvoji labai daug kuri ir tiesiog eina srautas ir nebegali miegoti, tai gavosi taip, kad ir naktinių pamainų ištisai, nu, vat, kokias 2 savaitės, tai tikrai buvau be miego, faktiškai. Tai, na, aišku, kūnas, jisai visada kalba savo. Ir ką aš išgirdau iš Daivos, na, kad tyfsas, tai vat šitų laikotarpių, kas mane gelbėjo, tai tyfs eterinis aliejus. Aš su juo dariausi tyfs ir kopaibą iš startinio, man atrodo, būdų rinkinio eteriniai aliejai. Aš dariausi medų, pasidariau indelį medaus ir tiesiog kas valandą, nes jau jaučiau, kad man ir gerklė, ir kažkoks kaulus liktai laužo, kas valandą čiulpdavau tą medų. Ir kitas dalykas - purification. Purification mano mylimiausias irgi eterinis aliejus dėl to, kad jisai labai puikiai valo erdves, orą, namus, kvapus. Jį galima naudoti kaip dezodorantą, bet ką sužinojau iš Daivos, tiesiog po vienos stovyklos, kada jaučiausi labai daug atidavus ir ten daug vyko, kažkaip galvoju, nu, reikia man su druska vonelę pasidaryti ir galvoju, ką aš iš eterinių aliejų turiu. Nu, tai kad virusai nepultų, tai galvoju, aha, tyfsas reiškia, jeigu virusus muša, tai tikriausiai ir energetiškai padeda. Ir paskui paskambinau Daivai pasitikrinti, jinai sako taip ir sako, dadėk dar purification, nes jisai labai gerai valo energetiškai. Ir viskas, ir kai aš pajaučiau, aš įmerkiau tas kojas, tai man toks jausmas, kaip iš manęs įėjo toks karštis visas ir paskui kaip naujos kojos. Ir va čia prieš jau paleidusi savo renginį projektą, savo katino svetainę atidariusi, tiesiog atėjo toksai atoslūgis, vėl kūnas, nes kai tu esi adrenalinė, eini, taip nesijaučia, kai paskui atslūgsta. Tai va čia prieš dieną iš pačio ryto niekada savo tiek prabangos neleidžiu, bet pajutau, kad man jau nebeužteks vonelės kojom, man norisi tiesiog prašosi kūnas viso kūno. Tai pasidariau vonę su Himalajų druska, nes jinai tokia stambesnė neturėjau. Tai kai aš atsiguliau, tai tiesiog buvo tokio malonumo, va tos šilumos apgaubimo ir irgi labai jautėsi, kaip nu, tarsi nuo manęs nuvelka viską, kas nereikalinga. Aš labai atsipalaidavau ir paskui su Daiva, kai kalbėjom, sakau, nu žinai, Daiva, protas veikia, bet kūnas antiek sulėtėjęs ir atsipalaidavęs, kad jeigu iš šono turbūt į mane žiūrėtum, tai sakytų, kad biški arba išgerus, arba apsiuoščius. Nes, nu visiškai tokia plaukianti, atsipalaidavusi. Apsiuošus tai tikrai. Aš visą laiką sako, ką tu darai, sakau, uostau. Tai va, tai apsiuošius vaikštau. Tai ir kas, sakykime, mano rankinuke visada yra, tai aš labai mėgstu tą, nes stresavai labiau vyras mėgsta, aš mėgstu peace and calming. Yra toksai rutulinis, va šitas man išsitraukti, tai va labai ir belief, aišku, padustrinuosi. Man to tikėjimo duoda tos jėgos ir pasitikėjimo eiti į priekį, daryti projektus, nesustoti. Tai va, tai čia mano tokie receptai ir va atėjo mintis, dar kalbant su merginom apie tą druską. Nes druska, iš esmės, aš kadangi dirbu su žmonėmis irgi ir namuose, pavyzdžiui, kampuose statyti po kažkokių tai konfliktų, barnių, ar kažkoks neaiškus žmogus buvo užėjęs, sakykime, svečius, ar ten užpavydėjo, ar kažką, jaučiam mes tokius dalykus. Tai druska, elementariausia druska, jinai labai gerai ištraukia, tik ją paskui reikia išpilti į klozetą. Nuleisti po kiek laiko pabūna, sakykime, per naktį kampuose sudėję indėlius su druskom ir tada išpili. Iš tikrųjų pasikeičia energetinis laukas. Ir aš pagalvojau, kad vat, yra toksai labai geras dalykas, galima maišelius tokius gražius pasidaryti. Sakykime, Himalajų druska, jeigu tas stambi, jinai tiek nebyra, nepribirės, bet galima prisilašinti tyfso ir purificationo ir tiesiog ir į spintą įsidėti ir kažkur namuose pasidėti. Tai dvigubai sustiprina tą tokį efektą ir tikrai labai jaučiasi oro pasikeitimas namuose. Tai va tiek turbūt iš manęs. Tikrai taip, Sonata, tavo tikriausia patirtis, šviežiausia patirtis.
Ir tu dabar, kai kalbi apie žmonės, tarp žmonių, aš irgi būnu praktiškai darbo dienomis tarp žmonių, prekybos centrai, komandos, vadovaujantį poziciją, viską sustyguoti, sužiūrėti. Ir eterinė aliejai yra vienas iš tų atsipalaidavimo resursų, savęs sustiprinimo. Ir save šią vasarą pastebėjau, kai esu gamtoje, daug ir pas tėvelius buvau, ir prie jūros atostogavom. Tai eterinio aliejų labai minimaliai reikia, nes tu esi gamtoje, gamtos dalelė. Grįžti iš žmonės ir tu vėl įsisuki į tą energetiką visai kitą. Ir eterinė aliejai tai yra gamtos dalis, kur mus ir saugo. Tai kitas grožio receptas mūsų yra mylimos partnerės Žavintos Daukšienės. Jinai iš Žemaičių Naumiesčio. Šiandieną labai gaila negalėjo prisijungti, jinai yra biologė, tai geriausiai žino, kas mūsų kūno ląstelėm tinka ir kaip save puoselėti, kaip save išlaikyti jaunai. Tai jinai rekomenduoja kūno losjoną po dušo, meilę savo kūnui. Į jį įeina Sensation mišinys, čia yra jausmingai moteriai, jisai toksai afrodiziakinis mišinys, labai skaniai kvepiantis. Išbandykit vakare einant pas vyrą ar ne tik pas vyrą, ieškant vyro, tai tikrai labai maloniai nuteiks. Tada į tą kompoziciją įeina vanilė. Čia eterinis aliejus, ilang ilang, jisai irgi toksai afrodiziakinis, pakelia pasitikėjimą, gerai nuteikia moterišką visą energiją ir sumaišyti su bazinio aliejumi V6. Tai oda ir padrėkins, bus tokia lengvesnė ir visą tai darykite po dušo arba po vonios, kai kūno ląstelės yra atsivėrusios poros ir geriausiai viskas susigeria į mūsų organizmą. O kokios proporcijos, Daiva, ar čia pagal pajautimą, kaip tau patinka? Pagal pajautimą. Jeigu tu darysi tiesiai į delną, nemaišysi, darysi tam kartui, tai lašinsi po 2 lašelius. Ir tada 3 paspaudimai bazinio aliejaus V6. Jeigu tu darysi 30 ml, kaip prieš tai jau turėjom panašų mišinį, tai po 5 lašiukus, vanilės gal mažiau šiek tiek 2 lašeliai, nes aromatas jo yra toksai skleisesnis. O dabar man toks labai praktiškas klausimas atėjo, aš pasidarau, sakykime, buteliuką, kad ir 30 ml, kad čia man kiekvieną kartą nesiterlioti. Kur aš jį turėčiau laikyti? Ar jis taip, pavyzdžiui, tas mišinys negenda? Ar gali būti, nes vonioje vis tiek šilta? Vonioje drąsiai aš laikyčiau, visiems tu per mėnesį laiko plius minus sunaudosi, tai tikrai drąsiai. Aš pati asmeniškai mėgstu daryti tam rytai. Aš po dušo tiesiog pasidarau intuityviai, ko mano organizmas nori. Tam rytai aš darausi. Bet tu irgi į kažkokį indelį susilašini, ar tu Aš tiesiai į delną. Prisipilu Dragon Time, pelargoniją, Rogestempito plus, tada V6, paspaudžiu 3 paspaudimus, susimaišau, pasuku delniuką, energizuoju viską ir pradedu nuo pėdų tepti kūną. Ir man užtenka... Nuo pėdų į viršų. Taip, nuo pėdų į viršų. Kaip mūsų limfa teka. O aš pasidarau į buteliuką, tarkim, aš mėgstu irgi tas, kad man ryte ten neieškot nieko, aš susikomponuoju taip, kad turėčiau ir kas man yra, tarkim, aš net jeigu ir kažkur į baseiną eičiau ir kažką, aš turėčiau jau tą visą kompoziciją. Bet kai Daiva sako, sunaudoji tikrai toks, vėl priklauso nuo dydžio, ten, tarkim, jeigu 30 ml ar 50 ml, tai tikrai ten per kokį mėnesį sunaudoji. Jeigu tą didesnį padarau tokį kaip V6 butelį, tai toksai ilgiau naudojasi. Ir jisai tikrai jam nieko nenutinka. Ten jeigu jį pastatytum dar kokioj saulėkaitoj, nes vonios kambarys dažniausiai yra vis tiek tamsus, ten nėra tiesioginių saulės spindulių, aš visą laiką darau į tamsaus stiklo buteliuką
ir nebūna tų nuosėdų kažkokių. Taip, jeigu vat atvirai, tai yra rizika tiek ir pačio eterinio aliejaus buteliuko yra visą laiką rizika, kad klausė irgi, kiek galioja. Tai nepradarytas jisai galioja neribotą laiką. Ir jam viskas. Kai mes atidarom, taip, tai yra, nu, kadangi oras mūsų irgi yra chemija, ir to oro deguonies patenka, kai deguonies kažkur patenka, vyksta tam tikrai cheminiai dalykai ir ten pakinta pati struktūra. Bet tikrai jie nesugenda. Ir po visų, vat, tada dar vienas receptas, kurio norim pasidalinti, tai yra natūralaus dezodoranto, nes irgi ypatingai mes čia yra juk limfmazgiai, per va tuos pulsuojančius taškus patenka į mūsų kūną visos netgi smulkiausios dalelės, o tarkim tie tokie ypatingai, kur yra purškiami antiperspirantai, kur yra su ten nikeliu ir dar visokiais kitais dalykais, tai aš taip noriu tikėti, kad tikrai čia mes tokių nenaudojam. Bet tai, kas stabdo prakaitavimą, tai ypač jeigu tai yra sintetiniai cheminiai dalykai, tai tikrai nėra gerai organizmui. Tai vat yra irgi pas mus bendruomeniai pasidalintas per vieną seminarą, Violeta Jankauskienė pasidalino tokiu receptu, kaip jinai vat irgi į buteliuką yra, netgi vat su statiniu rinkiniu, kai mes gaunam statinį rinkinį, jame būna toksai rutulinis antgalis su kamšteliu. Tai galima į tuščią, tarkim, 15 ml arba 10 ml kažkokį buteliuką pasidaryti va tokį mišinį su pipirmete, kopaiba, levanda ir, tarkim, koks patinka jums kvapas. Violeta dalinosi, kad jinai pasidarė su pačiuliu, jai patiko tas kvapas ir jinai pasidarė su pačiuliu, bet galima ir kitokį, pavyzdžiui, man patinka koks nors, aš mėgstu spygliuočių, ką nors paimti, ten pušies, o kartais eukalipto, tokio kažko man gyvesnio visą laiką norisi, tokiai paskirčiai. Ir irgi atskiedus su V6, jau turi tokį rutulinį ir labai lengva irgi savo pasitepti, net kitą kartą bėgant per mieste, kai reikia. Šiaip iš vis pats paprasčiausias dalykas, bet tarkim, namie, tai jau ten mes, tarkim, galime savo čia ir išsitepam ir pasidarom ir tos natūraliais dezodorantais, o karštą vasaros dieną kažkur tai bėgant nėra ko. Bet pas mane visą laiką yra rankinukėje pipirmete, net jeigu aš esu su tokio piniginės dydžio rankinuku, tai žinokite, net būna gryną pipirmetę pasiėmiau, šiek tiek pasitepu ir gaiva, ir tada kvapas iš karto tas toksai natūralus, paprastas. Arba purification. Purification irgi vasarą mėgstu turėti ir nešiotis, nes jeigu gamtoj leidžiu laiką, tai yra gerai, nes padeda nuo visokių uodų, vabzdžių, erkių ir kitų dalykų, bet ir purification labai gerai naikina kvapus. Tai tiek, tarkim, ypač jeigu su kokiais kedais vaikštai ir kažkur ateini nusiauni, tai toks, kartais net nemalonu, tai gali ar įsilašinti į kedukus, ar prasibraukti pėdas. Malonus kvapas lygiai taip pat pažastim labai gerai. Ant purification irgi atskiedus su V6 ir pasidarius su tuo rutuliniu antgaliu turėti rankinukį, dienos eigoj savo pasikvėpinti yra labai geras dalykas. Ir visiškai man naujas dalykas, kurį aš visai neseniai atradau, kai sakiau, kad buvau moterų stovykloj, tai Lydis Clario. Yra nuostabi kompozicija, hormonus balansuojanti kompozicija, labai labai naudinga moters ciklo tam tikrose stadijose ją naudot. Aš jį labai mėgdavau kaip kvepalų šitą mišinį naudoti. O ten moteris pasidalino, kad jį naudoja taip, kad nuo prakaitavimo ir nuo geram kvapui, bet būtent pažastim. Kad irgi ima V6, biškį į delnus, įsilašina Lydis Clario, sako, pasitepu ir sako, man maloniai kvepia ir mažiau prakaituoja, nes jisai yra labai stipriai hormonus balansuojanti kompozicija ir jinai
ypatingai tam tokiam tas prieš klimaksinį laiką, kada tos karščio bangos, tai šita kompozicija yra labai nuostabi. Merginos, jūs ką mėgstate naudoti kaip dezodorantą? Aš jau Livingo turiu jau pagamintą dezodorantą arba pipirmėtę, vat, nu, tarkim, jeigu jau ten baiginėsi, tai pipirmėtę. Ir, nu, vat, realiai pas mane pipirmėtė. Aš pipirmėtę tai visą laiką irgi turiu, bet turiu dėl galvos, kad jeigu skauda galva arba daug įtampos, kad atsipalaidavimui, o šiaip panaudojau išgirdusi vat, apie purification irgi, bet jau turėčiau šį mėnesį su dovanomis gauti Valoro dezodorantą, tai vat išbandysiu, labai, labai laukiu. Duok jį išmėginti ir vyrui bei sūnum irgi, manau, kad. Jo, iš tikrųjų, nes aš labai pergyvenu, mano sūnus labai naudoja, nes jie labai prakaituoja ir jie naudoja tą. Ir aš tik tai prašau, sakau, tik ne 72 valandų, please, nu jau kaip pirksit, tai ten, bet ne, ginčinasi kaip, nu tai čia tu nieko nesupranti, nu tai va, kažkaip noris, tada pakišiu, ką pakeis, gal patiks. Jo. Tai mes labai aišku, čia galim daug ir taip norisi daug dalintis, aš žiūriu laiką, kad norisi visų neužlaikyti, o dar tikrai labai daug kuo norim pasidalinti. Gal dabar per receptus mes jau taip greičiau prabėgsim. Kas galite fotografuoti, pasižiūrėti? Aš trumpai, gal šiek tiek tik tai greitai papasakos apie tą receptą. Čia yra veidukai serumas, būtinai išbandykit, pasigaminkit. Įeina lavanda, kopajiba, ilang, geranimas, kedras. Visi šitie, jie ir padrėkina veiduką, regeneruoja ląsteles, jaunina, ko mums reikia. Tada turi geranimas fitoestrogeno natūralaus, kur vėlgi veikia mūsų hormonus. Ir jeigu neturit šitų eterinių aliejų, tai jūs tiesiog iš startinio rinkinio tikrai turit frankincenso eterinį aliejų, išbandykit jau šį vakarą, tiesiai ant švaraus veiduką, pasidarot švarų veiduką, ant drėgno delno užsilašinat 3 lašiukus frankincenso ir va, tiesiog pamaišot irgi tą drėgną delną su frankincensu ir pereikite veiduką. Toks serumas natūralus ir pajausit tą dvasioje ramybę, bet frankincensas yra prabangus tuom, kad jisai regeneruoja mūsų ląsteles ir jaunina. Ir sapnus dar gerus sapnuosite. Jo. Taip, ir dar tada procedūros plaukam, irgi žavintos rekomenduota kaukė plaukams. Į ją įeina levanda, kedras, rozmarinas ir ilang. Šiaip galite, tarkim, kad ir kažkurį vieną iš šitų eterinių aliejų turėdami, jūs tikrai galite praturtinti savo ar šampūną, ar balzamą, ar tarkim, galbūt kažkokius serumus naudojate, ten purškiklius, ar hidrolatus įsilašinti ir papurkšti. Jie, va šitie levanda, kedras, rozmarinas, ilang plaukam labai patinka. Ilang duoda tokio švytėjimo. Rozmarinas iš vis yra labai nuostabus, jeigu jūs jį netgi išplovus galvą paprastai įsitrinsite į plaukų šaknis. Rozmarinas labai suaktyvina kraujotaką ir skatina tada plaukų augimą, ta suaktyvinta kraujotaka labai pastiprina šaknis, bet rozmarino ir dar viena iš savybių yra, kad padeda sukoncentruoti mintis, gerina atmintį, tai toks bus visapusiška nauda tiek smegenų veiklai, tiek plaukų augimui. Neskiestą rozmariną trinti? Galite po dušo, po galvos plovimo, tarkim, galite ir neskiestą. Kol šlapi plaukai, ne? Taip. Tik tai, nu, vėlgi, kaip aš sakau, visą laiką pasižiūrėkite, ar jūsų kūnas duoda leidimą. O kaip sužinoti? Tai, tarkim, ar kvapas priema, ar yra va tas, kad, kai man yra kažkas sakė, tai tu dabar kvepi kepta višta, nes rozmarinas, jisai mes, nu, tas kvapas toksai. Tai tarkim, aš pati labiau mėgstu rozmarinų kaukės, tarkim, tokias naudoti būtent prieš. Aš ryte mėgstu plaut galvą
Tai aš iš vakaro, aš jau tada prisimasažuoju ten visų eterinių aliejų, ar tarkim vat, su augaliniu, ar skiesta, ar neskiesta, primasažuoju visur šaknis ir einu vat miegoti sau ramiai. O ryte aš išsiplaunu galvą. O po išplautos galvos, tai aš jau tada mėgstu, tarkim, su va tais pačiais eteriniais aliejais. Čia irgi vat yra serumo receptas, vėlgi rozmarinas, levanda, kedras. Ir į augalinius aliejus įlašinus pasidarai tokį serumą. Aš mėgstu vat tuos eterinius aliejus įsilašinti į hidrolatą kokį nors, kokį aš turiu, ar levandų, ar tų pačių rozmarinų, ar vat iš žavintos dilgėlių dovanotų vat į tą hidrolatą, įsilašinu šitų ir vat tada jau po išplautos galvos, kai aš pradžiovinu, aš to hidrolatu mėgstu vat irgi biškį pasipurkšti plaukus, kad juos atgaivinti, kad jie čia visi į visas pusės man neišsipūstų. O jeigu pridėsite dar ylang ylang, tai bus labai geras kvapas. Ir aš dar vieną atradau dalyką, pasidalinsiu, kadangi savo iškėliau iššūkį plaukams, biškį juos palepinti ir atgaivinti. Aš dar naudoju ir svogūną, tarkuoju, spaudžiu sultis, imbierą ir paverdu košytę linų sėmenų. Tai kam bus aktualu, galėsiu pasidalinti atskirai apie tai daugiau. Ir svogūną įsivaizduoja kvapą. Kad to nesijaustų kvapo, tai aš panaudoju dar vanilės eterinį aliejų, tai užmuša tuos galbūt ne itin malonius kvapus. Bet čia galėsiu pat daugiau, kam bus aktualu, rašykit ir savo tą iššūkį darysiu mėnesį laiko, tai galėsiu pasidalinti. Va, o mums moterims, kaip ir Gintarė pradžioje sakė, labai yra hormonų balansas svarbus. Mūsų mėnesinių pradžia, pirma diena, yra pirma ciklo pusė, pirmoji diena. Ir iki 14 dienos, jeigu skaičiuosim nuo pirmos mėnesinės pusės, vyroja estrogeno hormonas, nuo 14 dienos jau pradeda dominuoti progesteronas. Kam reikalingi hormonai ir aplamai, kodėl svarbus yra jų balansas? Oda įtakoja odos elastingumą, spuogus, sausumą ar ankstyvasis raukšlės. Taipogi plaukų slinkimas, silpnumas plaukų, blizgesio praradimas gali reikšti, kad yra disbalansas hormonuose, nuotaikų kaita ir kūno svoris. Ką mes galim dėl to padaryti? Natūralu, kad vien eteriniai aliejai nepadės išspręsti visų situacijų, bet gali tiesiog prisidėti prie to geresnio jausmo. Tai būtinai dar svarbu turi būti ir mityba, ką mes valgom. Fizinis aktyvumas, pasportuoti, streso mažinimas, tai tikrai galim padaryti, balansuoti su eteriniais aliejais ir visą tai apjungia tą balansą, padėkime, jeigu svarstyklės, hormonų. Tai va, tai hormonai tai yra vienas iš tų svarbių moters balansų, geros savijautos. Ir mes šiandieną pakalbėsim apie keletą eterinių aliejų, kas padeda balansuoti moters hormonus. Tai yra geranium eterinis aliejus, jis yra natūralus fitoestrogeno gamybai eterinis aliejus, palaiko jaunatvišką odą, ramina emocijas. Tuo metu jau minėtas progesentito plus eterinių aliejų mišinys. Jisai yra natūralus progesterono šaltinis moteriams. Labai daug gražių atsiliepimų turim, kad moteriams padeda sutvarkyti, subalansuoti mėnesines, skausmingas mėnesines, padeda panaikinti cistas ir daug kitų situacijų padeda išspręsti. Dar yra vienas nuostabus mišinys, Endoflex eterinio aliejų mišinys. Jisai palaiko endokrininę sistemą. Jau bus skydliaukės reikalai ir natūralu, kad mes turime visą tai apjungti su mityba, ką mes valgom, valyti organizmą, detoksikuoti. Mes irgi darysime seminarą apie organizmo švarą. Bus įdomu apie tai padiskutuoti.
Kas įtakoja dar ir vanduo, kiek mes geriam. Irgi, nežinau, mintis dabar atėjo iššūkis pastebėti, ar mes išgeriame per dieną tinkamai vandens kiekio. Miegas, kokybiškas miegas, kiek mes miegam. Moksliniai tyrimai yra padaryti, kad geriausiai žmogus atsijaunina ir pailsi, jeigu mes einame miegoti nuo 10 valandos vakaro. Tuo metu gaminasi mūsų jaunystės ląstelės polimerai. Tai va, tai kuo anksčiau eisim miegoti, tuo bus ir mūsų organizmas atsistatęs. Ir aišku, judėjimas, sportas. Ir kitoj skaidriai matysit mėgstamą moterų eterinę aliejų, ta pačiu ir mano balkonas pelargonijom žydė. Gaila, kad jau ateina ruduo, tai pelargonijos jau nyksta po truputėlį. Tai šita gėlė jinai žydėdavo pas mano močiutę. Ir daugumą, manau, močiučių jūsų augindavo pelargonijas. Tuo metu man jinai buvo viena iš labiausiai smirdančių gėlių. Dabar aš jau patampu močiute, galvoju, nes pas mane balkonas pelargonijam žydė. Tai va, tai yra iš tikrųjų nuostabus aromatas, tai yra moterims skirtas aromatas, nes jisai mūsų tvarko, balansuoja hormonus, estrogeną, ramina, grąžina vidinę tą pusiausvyrą, sumažina nuotaikų svyravimus, tonizuoja odą, jeigu mes naudosim veido serumuose. Ir trumpai paskaitysiu iš tikrųjų, kas tai yra pelargonija moteris. Pelargonija moteris širdimi jaučianti, sielą gydanti. Ji moteris, kuri jaučia giliai, bet renkasi tylą, o ne triukšmą. Jo širdis švelnumo namai, net jei ji gyvenime kartais buvo ir aršus gyvenimas. Ji žino, ką reiškia nuotaikų banga ir nebijo ją išgyventi. Tai ta moteris iš tikrųjų moka balansuoti, vat kaip ir nuotraukai matot, prieš jūrą sėdinti ir gali būti audringa jūra, bet tuo pačiu mes žinom, kad jūra gali būti ir nuostabi. Va, tai tikrai rekomenduoju, aš pati naudoju kiekvieną rytą, naudoju su V6, darydama losioną. Šiaip pelargonija, beje, irgi močiutės mūsų nebereikalo augino, nes jinai labai ir energetiškai saugo erdvę. Tai čia labai gėlė tokia brangi ir vertinga. Ir aš jaučiu, kaip aš pati keičiuosi, bet naudodama pelargoniją ir tada Progestin Fito Plus, bet tavo istorijos Gintarė įkvėpta, nes buvo jau pavasaris ar kažkuris metas ir jaučiu mano tempimas organizme, nuotaikų svyravimas, jau suprantu, kad ir metai, ir hormonai ten kelia audras ir keičiasi kažkas viduj ir galvoju, taigi aš turiu išeiti, Progestin Fito Plus. Ne, aš dar nenoriu pasenti. Nu, čia mano mintis, kai greitai arsenalą, kai pasistačiau Progestin Fito Plus, pelargoniją. Ir iš tikrųjų, atėjo pirma mėnesinė diena šiandieną ir net nepastebėjau, kaip jinai pakankamai lengvai jinai atėjo, tai taip džiaugiuosi, kad tikrai padeda. Tai apie tavo mylimuką, Gintarė, ką tu kaip gali pasakyti, Progestin Fito Plus? Turėčiau atskirą seminarą turbūt daryti, labai nesiplėsim. Jo istorija mano su juo prasidėjo, būtent man jį labai rekomendavo dėl skausmingų mėnesinių ir tokių labai skausmingų, kur ir su greitosiam sulpimais ir su viskuo. Bet tada, kai man jį siūlė, tai man buvo labai sau gaila va tokio, nes man tada atrodė, kad čia tai brangu ir čia pilvą tepti. Tai va, aš jį naudojau kaip labai prabangų veido serumą. Bet kuo vėlgi nuostabus yra eteriniai aliejai, tai kartais galbūt net jeigu mes ne visai taip naudojam, kaip yra rekomenduojama, jie vis tiek veikia. Nes tos smulkiausias dalelės mes jas įkvepiam, jos patenka pas mus į kraujotaką, patenka į limbinę sistemą visą ir jos daro savo darbą mums net nežinant. Tai jį naudojant veidui, vėlgi yra dvigubas darbas. Tai balansuoja visą hormoninę sistemą,
bet kadangi jo sudėty yra tokie irgi nuostabūs eteriniai aliejai kaip kopalis, frankincensas, kedras, rožmedžio čia netgi yra eterinio aliejaus, taip pat gvazdikėlio, pipirmėtės, bergamotės, jisai tokio yra gana gaivaus kvapo ir labai labai maloniai padengia. Tai aš mėgstu kažkaip, bet dabar tai aš jau taip naudoju paskutinę ciklo savaitę, prieš jau artėjant mėnesiniam, man labai labai taip jaučiasi, kažkaip natūraliai ateina noras ir aš tepuosi rytais veidą ir jisai, kadangi su pipirmėte, tai ir prabudina, pažvalina. Ir labai labai malonu naudoti odai, rekomenduoju, tikrai išbandykite. Ir kitas eterinių aliejų mišinys, irgi jau Daiva apie jį irgi minėjo, yra Endoflex, kuris yra endokrininiai sistemai, jis jau net pagal pavadinimą šneka apie tai, kad tai yra endokrininiai sistemai sukurta kompozicija. Ir Jengliving kuo yra unikalios kompozicijos, mes galim komponuoti, žinoti, žaisti kartais su tais eteriniais aliejais, bet tos kompozicijos, kurios jau yra sukurtos, jos yra ten ne šiaip sumiksuoti eteriniai aliejai, jie ten ir kiekiai, ir laikas, ir sinergija tarp jų yra labai labai pagal griežtą standartą sudėliota, kad jie veiktų taip, kaip turi veikti. Ir kai mes naudojam, gyvenam šitam amžiuje, kai yra labai labai daug streso, labai labai daug sintetinių dalykų ir labai labai daug chemijos. Ir dabar tikrai tarp jaunų žmonių labai daug yra tos sutrikusios endokrininės sistemos, išbalansuotų hormonų ir iš ten kažkokių visokių kartais neaiškių ar ligų, ar sutrikimų, kur ir mergaičių tos mėnesinės labai tokios nestabilios, ar vėlai prasideda, ar nėra. Tai aš sakyčiau, Progestens Fito Plus ir Endoflexas yra tikrai tie mišiniai, su kuriais galima savo labai labai lengvai padėti. Tai net pasižiūrėti, Endoflexą tikrai labai daug kas mėgsta kaip kvepalus naudoti, o šalia to jisai veiks visą endokrininę sistemą ir jeigu mes subalansuosime savo hormonus, savo endokrininę sistemą, kartais atrodo, oi, savaime išnyko, viskas gerai pasidarė. Daiva, tu mėgsti Lady Scalarial ir aš irgi labai mėgstu, aš jau apie jį kalbėjau, kad naudoti kaip galima, kaip dezodorantą, bet aš jį mėgstu ir kvepalam. Tu irgi šitą naudoji, taip? Jo, šitą, bet šiuo metu mano yra Sklar Essential. Sklar Essential, čia įeina kvapus iš šalavijas, pipirmėtė, pankolis ir ispaninis šalavijas. Šalavijas irgi yra fitoestrogenas moters hormonų balansui. Ir aš sąmoningai dabar tiesiog savo organizmą sotinu moteriškais eteriniais aliejais tam, kad išlaikyti tą balansą. Nes pajutau, kad tikrai metai matomai daro savo ir keičia. Ir tiesiog istorijos tam tikros moterų, viena dalinosi, nuėjo pasitikrinti profilaktiškai pas ginekologę ir gavo atsakymą, kad reikia daryti operaciją. Daryti yra tam tikrų simptomų, kur tiesiog jai dabar neplanuotai visiškai iškrenta iš gyvenimo. Mėnesį laiko. Tik kad nebūtų kažkokių negalavimų ar cistų, kitos merginos istorija, cistos, skausmingos mėnesinės, kaip tu minėjai, kita dalinosi pažįstama jauna mergina, neturi reguliarių mėnesinių. Ir visą tai, suprasdama, kad ar jauna, jau neatsuksiu laiko, kas buvo, bet dabar, kaip įmanoma, laikyti balanse hormonus, tai Sklar Essential tai yra vienas iš tų eterinių aliejų, kur gali padėti palaikyti ir emocinę būseną puikią, nes jeigu mūsų hormonai ten siaučia audros, tai mes būname ir piktos, ir irzlios, kenčia mūsų ir artimieji, kenčia kolegos, arba kolegos nekenčia, bet tikrai artimieji kenčia. Tai kad ta audra būtų rami, tai Sklar Essential, Lady Scalarial
Progės Sentito Plus turėtų būti kiekvienos moters, manau, vonioje, kur galėtų lepinti save. Aš manau, mes visus šitas kompozicijas turėsim savo gyvame aroma vakare, tai tikrai kviečiu dalyvauti, būti, padegustuoti ir išbandyti ir atsirinkti galbūt net irgi pagal kvapą, kas yra jūsų, nes tai, kas jums patinka, jums to ir reikia. Ir jūs kvepinsitės dėl savęs, dėl malonumo, dėl švytėjimo, jūsų akis kitaip sužibės ir po to sakyti, o kažkaip tai, žiūrėk, jau čia ir tas kažkaip tai išnyko ir čia susireguliavo, atrodo, lyg savaime tos mėnesinės, nes mano beje irgi buvo tos ne tik skausmingos, bet jos ateidavo, kada nori ir visokių ten šposų man iškrėsdavo. Tai, o emocijų subalansavimui jau pačioj pradžioj Sonata truputėlį irgi užsiminė apie jos atrastą feelings rinkinį. Tai Sonata, tu gal gali dar truputėlį pasidalinti, ką tu jame atradai. Man tai yra įrankis, aš jį, vėlgi, kaip sakau, aš esu tas toksai kartais žmogus, nors atrodo stengiasi protų rinktis, bet pasirenku per širdimi ir pagal uoslę. Tai man šitas rinkinys tai buvo toks, kadangi aš labai mėgau ir kvepalus ir aš vis galvojau, tai o ko pakeisti, tai man čia kaip tokia krem prabangi dėžutė. Tikrai taip. Ir tai yra tikrai nuostabūs kvepalai, kurie turi begalinę naudą sveikatai. Ir kitas dalykas, šis rinkinys yra skirtas, aišku, tai gali iš jų pavieniai spręsti kažkokius tai dalykus, kuo jisai man labai patinka, nes jisai mano veikloje labai daug duoda, aš galiu duoti žmogui vieną kvapą ir užduoti, kaip su problema dirbti, nes pati darau ir bioritmologijos analizės, ir numerologijos, ir matau iš giliau, apie ką yra žmogus, ir su kokiais iššūkiais jisai susiduria, ir kokius dalykus, kokius blokus reiktų jam prasispręsti tam, kad tekėtų gyvenimas ta vaga, kurie jisai norėtų. Bet kaip visuma, kaip rinkinys, tai sakyčiau, jisai yra skirtas tiems, kurie iš tikrųjų nori pokyčių, kurie iš tikrųjų nori giliau pažinti save, kurie nori pakeisti savo gyvenimą ir pajausti to gyvenimo kokybę. Nes darbas su savimi tai yra numeris vienas, nes tai yra ir santykiai tada, ne, visos problemos sprendžiasi pradėti nuo savęs. Kai aš gerai sutariu su savimi, kai aš suprantu save, kai aš girdžiu savo kūną, kai mano hormonai nešoka audrų, tai tada ir aplinkui yra ramu, kai aš esu rami, kaip sakiau, kai širdis skamba, akis žiba. Tai ir pasaulis, ir žmonės atrodo daug šviesesni ir geresni. Tai labai labai tikrai kviečiu ir šita programa tikrai startuos, aš pati asmeniškai ją vesiu rudens, tikriausiai antroj pusėje, jau po mūsų konferencijos, kuri laukia rugsėjo 27 dieną. Tai va, ir tiesiog rinksiu grupę ir vesiu su praktikomis, su kvepavimo praktikom, su afirmacijom, su eteriniais aliejais. Tai tikrai tokia, transformuojanti kelionė, sakyčiau, mėnesio laiko. Tai va. Oi, manęs negirdėjo. Taip, šiandien mes labai apie daug įvairių eterinių aliejų kalbėjom, įvairių receptų ir galima tikrai rasti daug tų receptų dar. Vieną dalyką aš visą laiką prašau, kad vis tiek tai yra ta tokia ląstelė augalo, jinai labai koncentruota, jinai labai stipri ir tikrai šitie eteriniai aliejai veikia labai labai stipriai, giliai. Ir atsargumas vis tiek turėtų būti pirmoji vietoje ir aš visą laiką rekomenduoju pradžiai pasimėginti, tarkim, pradėti galbūt nuo pėdų, pradėti atskiesti eterinį aliejų su V6, nes tai bus ir taupiau, ir netgi įsimasažuos su aliejumi, jo įsigėrimas bus netgi geresnis. Ir tam tikri eteriniai aliejai, ypatingai citrusiniai, jie yra fototoksiški ir saulėje gali sureaguoti.
Ką reiškia gali sureaguoti? Gali atsirasti rudos dėmelės, bet tie, kurie būsim aktyvioj saulėj, tai tarkim ant veido, vat, tie, kurie yra vat, su debesėliu, kur nerekomenduojami saulėje, tai juos atskiedus galima, bet reikėtų tarkim, ne iš ryto, o jau tada vakare geriau tuos vat, serumiukus su tais eteriniais aliejais daryti. Ir kiti, kurie yra su saulyte, tai jie yra labai saugus naudoti ir tikrai galima drąsiai įvairiomis sąlygomis. Tai tas atsargumą visą laiką turėt ir vat, ypatingai kūno aliejus, kai gaminatės, tai vat, galite irgi vat, pasižiūrėti, kurie eteriniai aliejai tinka, rekomenduojami labiau tai normaliai odai, jautriai, ar riebiai, ar brandžiai, ar galbūt jau išsausėjusiai odai. Tai pagal tai, kas jau yra čia teorija, tada mes juos prasidegustuojame su savo nosimi, kas mums kvepia, kas mums patinka ir galime turėti savo unikalias kompozicijas. Ir šiandien, ką mes norėjome pasidalinti, jau pasidalinome, tai labai norime jūs pakviesti po savaitės, rugpjūčio 26 dieną, į Sužydėk studiją, kur mes vėlgi pasidalinsime šitais ir dar daugiau receptų. Netgi, kaip ir sakėm, pasigaminsime skrabą kūnui, šveitiklį, iš karto po aroma vakaro parėję namo galėsite savo turėti tokį mini spa tą patį vakarą. Galbūt bus ir dar dovanėlių, dar mes čia irgi ruošiame ir informaciją ir norime jūs kažkuo ir nustebinti ir pamaloninti. Bus garsų gydanti patirtis, kur Sonata leis patirti kiekvienai, kas tai yra dubenų Garso masažas. Garso masažas, taip. Taip, kas tai yra, taip atrodo, vat, keistai. Kaip tai jaučiasi. Ir kaip tai apsijungia su kvapais. Nes tai yra labai svarbus pojūčiai mūsų, vat, ir girdėjimas, ir uoslė. Kartais mes jų taip nesureikšminam, bet tai yra tikrai labai labai stiprus pojūčiai. Ir mes kaip žadėjome, šiandien, vat, kas išbuvote, kas buvote, labai labai ačiū. Kantrus. Sonata bus mūsų geroji raganaitė su laiminga ranka ir kažkam ištrauks pakvietimą į antradienio mūsų susitikimą. Tai tu tenai dabar... Kad būtų paprasčiau, iš tikrųjų, aš dabar labai noriu paprašyti visų, kurie dar yra čia, kurios yra dalyvės, parašykite savo vardą, pavardę ir miestą, iš kurio esate, bet taip tiesiog į četuką surašykit, aš tada susirašysiu skaičiukus ir mes ištrauksime skaičių ir atskaičiuosime. Tada bus paprasčiau. Taip. Tai jūs galite rašyti, Sonata irgi fiksuos, o per tą visą laiką galite dabar dar galbūt, jeigu turite klausimų, juos užduoti ir mes, jeigu galėsim, pasistengsim su Daiva čia ir dabar atsakyti. Jeigu ne, tai tada būtinai tos informacijos paieškosim ir su jumis pasidalinsim arba elektroniniu būdu, arba kito mūsų susitikimo metu. Galite galbūt ir parašyti klausimus, jeigu tokių turit. Kol kas tik 2 tai parašė. Tik 2 nori patekt, 9 žmonės esam. Prisijungė 9. Matau, Danguolė dar parašė. Taip. Kas esate ne iš Vilniaus ir galbūt matote, kad yra problema atvažiuoti pas mus. Galite padovanoti. Taip, kažkam tai, kas yra Vilniuje, kam manote, kad būtų aktuali šita informacija. Tai, sako, geriausia daugyba dalyba. Taip. Tai dar turbūt, kol rašo, aš papasakosiu ir apie mūsų dar vieną renginį, kuriam mes taip pat labai ruošiamės ir ten jisai bus unikalus, į kurį aš labai kviečiu atvažiuoti ir ne Vilniečius. Tai rugsėjo 27 dieną rudens aroma konferencija su
didelę grupę lektorių, ekspertų, skirtingų sričių, kur mes dalinsimės, kaip eteriniai aliejai, kaip aromaterapija gali būti integruota skirtingose srityse gyvenimo. Tiek gyvenimo, tiek profesinėse srityse turėsim ir gydytoją, turėsime nuostabią porą Daivą su Ainu, kurie vat irgi pasidalins, kaip šeimoje vat tie eteriniai aliejai veikia, kokie iššūkiai. Turėsim ir garso terapiją. Taip, turėsime coachingo profesionalę. Vėlgi integruojasi eteriniai aliejai tikrai visose srityse ir visose srityse jie gali būti ypatingas resursas. Tai. Dar matau, kažkas rašo. Dar rašo. Gerai, gal klausimų? Kol rašo, pagalvojau, kad ištrauksiu mum angelų žinutę. Merginos, stabdykit mane. Maišyk. Viena iškrito, gerai, maišau. Viena iškrito. Viena sakykit stop, o kita sakykit skaičių, gerai? Stop. Aha, kuri čia, Daiva, tai tu sakyk skaičių. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8. O, net suskambėjo. Labai, labai graži korta, žalia. Taip, ačiū angelai, kad kuriat stebuklus kartu su manimi. Aš atsiveriu stebuklams. Ir paskaitysiu, kasgi iškrito savaime. Ačiū angelai, kad bendraujat su manimi per garsą ir muziką. Čia turbūt man. Mano sieloje gyvena muzika. Ir va ta jūra rami, kur tu sakei, tai būtene, tai žmonai nesijaučia. Taip, ties Vilma turbūt ir baigėsi, ir dar rašo čia kažkas. Ne, žinok, Sonata jau, man atrodo, viskas, tai kas suskaičiuoja, man atrodo, kiek čia. Ar aš teisingai suskaičiavau? 1, 2, 3, 4, 5 žmonės? 5. Gerai. 5. Gerai. Na, tai tada tebūnie pakvietimas tam, kam labiausiai tikrai šiuo metu reikia ir norisi. Ir traukiam ir ištraukiam numerį 3, skaičiuojam nuo viršaus, 3 numeris, kas yra? Danguolė. Danguolė Žilinskaitė, teisingai. Taip, labai, labai kviečiam. Ypatingai labai sveikinu. Ačiū. Sveikinam Danguolę. Bet aš netvyksiu tikrai. Aha, tai Danguolė, tikrai, tai traukiam tada kitą. Traukit kitą, Danguolė, neturite kam padovanoti iš Vilniaus? Danguolė, o gal tikrai galva kažkokį, bet kuriam, vat, kam dovanojate šią esą? Tai gal dovanojam čia kažkam, tai nežinau. Kas labiausiai nori? Kam, Danguolė? Tai kas pirmą parašė? Raimonda. Teisingai. Tebūnie Raimonda. Labai džiaugiuosi už tave, Raimonda. Labai dėkui už tokią dovaną, Danguoliai. Kaip smagu. Gerai, tai labai smagu, kas dalyvavote, kas buvote iki pat pabaigos. Aš stabdau įrašą ir jeigu dar labai norite kažko paklausti arba